šį lietingą vakarą esame sandėliuke ir čia išpakuosim truputį detalių, kurių nupirkau naujam savo projektėliui. Tai trumpai apie automobilį. Automobilis be techninės apžiūros, savo eiga labai sunkiai važiuoja, neturi rankinio stabdžio, generatorius nebekrauna, spidometras nerodo, žodžiu, krūva detalių, taip kaip mums patinka. Detalių kainos man patiko, lyginant su Audi A2. Taip, tai akumuliatorius pas jį buvo geras, jisai įdėtas turbūt buvo didelis dėl to, kad sunkiai užsiveda. Sakiau tokio dydžio, kaip turi būti, nes toks akumuliatorius ten vos telpa, normaliai neprisitvirtina, žodžiu, nesąmonė. Įdėsim normalų akumą. Geram užvedimui dar turbūt mums labai reikalingas dalykas yra žvaklaidžiai, kadangi automobilis yra karbiuratorinis. Kuro sistemose aš nesigaudau karbiuratorinėse, tai gaudausi uždegime, reiškia tvarkysiu uždegimo sistemą ir galbūt tai padės išspręsti tą variklio problemą. Jeigu tai nepadės, tai bet kuriuo atveju yra svarbu pakeisti, nes žvaklaidžiai sensta, žvakės sensta, nežinia kada kas ten ką keitė. Žodžiu, ten su ta mašina iš vis istorija keista, ten vos ne 3 metus jinai nevažinėta. Uždegimo skirstytuvo dangtelis. Taip, gerai, pakeisim ir jį. Gavau pirštinės dovanų. 4 žvakės, ką tai reiškia 4 cilindrai. Nu va, lyginant su Audi A2, lempų kainos yra, galima sakyti, 10 kartų mažesnis. Taip grubiai, labai jau grubiai. Va, tokios apvalios lempos. Įdėsiu šitas lempas ir sužinosim, ar jos praeina techninę apžiūrą ar ne. Kaip jisai vadinasi? Skirstytuvo gal tas antgalis, kaip jis. Skrėjikas. Jisai vadinasi skrėjikas. Bigunokas. Skrėjikas, bigunokas. Toliau yra valytuvai. Prabangus bošiniai valytuvai. Čia yra priekių komplektas. Čia yra vienas galinis. Čia yra durų rankena. Nes automobilis neturi durų rankenas. Audi A2 neatsidarė iš vidaus. O šitas automobilis neatsidaro iš lauko. Tai va, tai rankena. Dėsim. Ir jeigu dar kam neaišku, kas tai per automobilis, tai gal jau dabar paaiškės. Gal jau dabar suprasit. Nu, ar primena kažką. Visokių krūvą detalių gavau. Čia amortizatoriai kažkurie, man atrodo, priekiniai. Centrinė konsolė, tenais spiruoklės, kaip ir lempės grotelės, bet aš nusprendžiau daryti stoką. Dabar kas yra padaryta, dabar išardytas jos priekis, truputį atgaivintas televizorius. Čia ta dalis, prie kurios tvirtinasi radiatorius, garsinis signalas, kapoto atidarymo spina, žibintai ir ten kitos smulkmenos. Tai va, tai parūdijas buvo apsilūpęs, patiesinau, nušviečiau rūdis, apdorojau rūdžių surišėjų, nugruntavau ir nudažiau pusiau matiniais, pusiau blizgiais, turbūt taip sakyti, pusiau blizgiais juodais dažais. Neatrodo kaip iš gamyklos, biškai matosi, kad čia kreivom rankytėm daryta. Spina yra šita nuo kito televizoriaus perkelta, man atrodo, nes kažkaip vienas komplekte buvo. Žodžiu, pridėjo dar kitą televizorių man, bet jisai baisus visas buvo, bet jame buvo gera spina. Tai žodžiu, išėmiau spiną, ją išvaliau truputį, sutepiau ir priknėdėjau. Tai įdėsiu šitą televizorių. Prieš tai prie jo pritvirtinsiu tikriausiai lempas, nes kai aš išiminėjau, kartu su lempom išsėmė, turbūt taip ir darysiu. Yra bamperis, irgi papildomai davė dovanų, nes originalus, tas, su kurio pirkau, čia skylę turėjo, neįsivaizduoju, ką ten reikėjo atsirenkt, kad tiesiog skylė atsirastų bamperį. Nu, bet per tiek metų tai gal nieko tokio.
Žodžiu, va, yra bamperis. Tai ir šitas daužtas, nu. Reikia bamperių dabar. Nieko čia baisaus, kad turi kažkokių tai kovos pėdsakų. Svarbu neskylė. Toliau. Čia yra apatinė dalis po bamperių. Metalinė skarda irgi sulankstyta buvo, surūdijus, dažai atsilūpę, bandyta dažyti, nauji dažai atsilūpę, žodžiu, prastai atrodė. Tai iš vienos pusės darbas jau padarytas, lygiai tas pats, kas su televizorium, tai mechaninis šlifavimas, rūdžių surišėjas, gruntas dar nenudažytas, nes tą dažym tiesiog juodais paprastais dažais, čia jau bus kėbulos spalvos, tai reikia kėbulos spalvos dažų, tai vėl iš balionėlio dažysim, bus jėga. Viskas kaip pas A2. Jeigu automobilio pardavėjas sako, kad kartais automobilis neužsiveda, tai tikriausiai, kad automobilis kartais užsiveda. Pastovėjo jinai čia beveik savaitę. Žmogus pats ją atvarė, nes aš netikėjau, kad aš pats atvažiuosiu ten su 30-40 km, sakiau, jeigu atvažiuosiu iki manęs nupirksiu. Nu ir atvažiavo, tai buvau išėmęs akumą. Dėl saugumo įdėjau dabar akumą, turiu raktą ir turiu šitą, kas galbūt mums padės, kai jisai neužsives. O jeigu užsives, ką daryti? Panašu buvo. Eikt. Tai dar apsukas laiko. Ne, nelaiko. Ok. Fantastika. Rankinio nėra. Gerai. Atbulinio irgi. Opa. Rankinį, kojinį, parankinį. Nu, viskas. Rankinis jungtas. Labas vakaras. Rudeniškas oras. Ir pas mane kieme jau naujas automobilis. Naujas, tai tokio seno dar čia nebuvo. Ir jau jis šiek tiek yra iškomplektuotas, nes jau čia pradėjo vykti darbai. Volkswagen Golf. Jisai atsidaro va taip. Šiuo metu rankenos nėra, bet ateityje jį bus. Salonas. Daug kas neveikia, daug ko trūksta, kažkas čia jį bandė tvarkytis, darytis, per rankas ėjo, žodžiu, nu, istorija ne pati geriausia čia su juo. Senelio mašina ir taip toliau, viskas gerai, prižiūrėta. Ten rūdžių nemačius, žiemų nemačius. Žodžiu, apie tai, kas neveikia, ką aš žinau iki šiol. Spidometras neveikia, praktiškai niekas, man atrodo, jame neveikia. Laikrodį rodo, man atrodo, ir apšvietimas ten vienoj pusėje. Žodžiu, bėda. Čia yra kažkas tai bandyta daryti. Tada čia irgi kažkas bandyta daryti, paprastas buitinis kabelis, pravestas buvo iki priekinio žibinto, tai čia matyt kažkokia tai indikacija galbūt ateina, kada įjungtos šviesos, nežinau. Pečiukas lygtais veikia, nežinau, ar šildo, bet ventiliatorius sukasi. Žodžiu, salone trūksta įvairių plasmasių. Čia trūksta plasmasės, irklo trūksta, durų apšifkė, jinai blogai laikosi, rankinis neveikia, bagažinėje trūksta apdailų, trūksta kilimo, trūksta palangės. Sėdynės klyba abidvi. Čia yra maišas, į kurį tas Golfas bus paslėptas. 4 pavaros, benzas, 1.3 variklis, 40 kW. Niekada gyvenime tokio silpno automobilio neturėjau. Turėjau kažkokį Civicą lygintuvą ten senai, tai irgi galbūt 1.3, bet man atrodo ten daugiau negu 40 kW buvo, tiek, kad buvo automatas, visai nevažiavo. Tai jo. Čia yra apšifkė,
tokia apgadinta. Šitas tikriausiai neveikia. Nuostabu, salono būtų gerai naujo pasieškot. Kas liečia kėbulo, tai realiai važiavau už būtent dėl kėbulo, nes labai gerai buvo išreklamuotas ir gražiai nufotkintas, bet defekto aišku yra. Tai durys gan stipriai čia va pažeistos. Durys čia rūdis tokia. Dar iš durų vidaus kažkur mačiau. Dar buvo. Va čia, pačioj. Čia yra skylė. Reikės sutvarkyti. Toliau, čia kažkada tai senai buvo daužtas. Šita vieta yra remontuota. Bet tikrai pagal žymės labai senai tai vyko. Tai manau, kad padarė visai dar neblogai. Iš išorės viduje, aišku, ten viskas matosi. Čia toks va šviežias gedimas. Čia yra daužta, ištiesinta, užpurkšta dažais. Nu, kaip ir gerai, apsaugojo nuo korozijos. Atrodo ne idealiai, bet kažką padarė. Taip, bagažinė atsidaro. Čia yra priėjimas jau į kuro baką. Jau čia tas vaikinukas, iš kurio pirkau, kažką ieškojo, kodėl tas variklis blogai dirba. Čia įlindo, nieko nerado. Nu, čia kėbulas visai neblogas. O, čia matau, kad bala. Reiktų išsiaiškinti dabar, kol lyja, iš kur čia pribėgo. O, matau, kad laša per lempą. Va, lašelį čia. Ir šitą žibintą kaip gerai, kad pamatėm. Puiku. Čia va, kažkur tai yra sandarinimas dingęs. Tai va, matyt, iš čia atbėga. Ir viskas bėga čianai. Ok, užsiimsim. Trūksta čia visko. Dar žadėjo kažkiek detalių man atvežti. Reikės pasidomėti, kada čia atveš. Ir šitą gumą bloga reikės pakeisti. Tiek, čia irgi trūksta detalių. Trečią kartą. Taip, kas vyksta čia? O, nuo pusė kėbulas neatsimenu, man atrodo visai dar neblogai. Taip, tai dabar čia vyksta tokie kaip kėbuliniai darbai. Išimtas televizorius, televizorių dažau. Ir sekantis darbas bus čianai. Aišku, oro geresnio reikia palaukti, nes nu, čia tokiu oro nieko nepadarysi. Bet čia yra labai daug rūdžių. Kažkur biški kiaura, bet minimaliai. Va šitą reikės viską pilnai sutvarkyti. Ir tada surinksim priekį. Čia dar kažkokią antikoroziją galbūt lengva padarysim. Ir perėsim prie variklio būklės. Turbūt bus žvaklaidžiai, žvakės paskirstimo mechanizmas, nes kartais sunkiai užsiveda, kartais apsukų nelaiko. Tai karburatorių bijau lyst, nes nieko ten nesuprantu. Šiek tiek suprantu uždegimo sistemoje, tai pabandysiu pradėti nuo uždegimo sistemos. Nu tai tiek, žodžiu, aš dar daug apie tą mašiną nežinau. Dabar yra nuimtas priekis, dėl to paremtas visas balkis. Dėl to, kad pasirodo tam, kad bamperį išimti, reikia sukti balkio varžtus. Tai tam reikia pasiremti visą tą reikalą, kad nenuvažiuotų, nenukristų. Tai va, oras baisus ir jis nesikeičia. Realiai mašina beveik savaitę prastovėjo nuo tada, kai nusipirkau. Kol galų gale pradėjau kažką tai daryti. Tai va, čia per porą dienų išsiardžiau. Labai čia stipriai su ja nepaskubėsi, nes darbų sąrašas bus didelis. Ir neaišku, kaip seksis su varikliu ten viską suderinti, kad jis normaliai dirbtų, nes ne visi cilindrai kartais dirba ir panašiai. Žodžiu, daugiau nežinau apie mašiną negu žinau, nes test drive'as labai buvo trumpas ir nusprendžiau nepirkti. Tada gavau pasiūlymą kainos. Dar buvo biški per brangų, dar biški pigiau paspaudžiau ir sutarėm taip, kad pardavėjas atvarys, nes ten apie 40 km man buvo varytis tą mašiną, aš labai abejojau jos būklę, sakiau, jeigu atvarysi, nupirksiu. Ir jis atvarė. Jis atvažiavo savo eiga ir aš tą automobilį nupirkau. Tai va, galite pabandyti atspėti, kiek kainavo šitas Golfas. Čia yra 88 1.3 mechanika, 2 durų,
rudas Golfas be techninės apžiūros. Ir techninės apžiūros jis neturi jau, manau, kad kokie 3 metai, gal net ir daugiau. Jisai toks buvo apleistas. Galiu pasakyti dėl kainos, kad daug sumokėjau, tai negalvokit, kad čia už 200-300 eurų jisai nupirktas. Dėja daugiau kainavo, bet nenorėjau labai ilgai ieškoti, norėjau kažką tai nusipirkti ir kuo greičiau pradėti.